Nutrients – mokslas už senėjimą sukeliantį sprendimą. Kalbės John Miller, mokslo ir technologijos tarptautinis viceprezidentas, mokslinės patarėjų tarybos narys. Tai yra malonumas būti čia ir turėti galimybę pasidalinti 4 sunkaus darbo metų rezultatais, kurie yra skirti moksliniai patarėjų tarybai, daugybei mūsų globalinio mokslo tinklo narių ir šimtams kitų žmonių visame pasaulyje, kurie yra už užkulisių ir kurie gamina tokius produktus, tokius dalykus, kaip nauja Nutrients produktų linija kilusi iš minties, visi keliai į realybę. Man tikrai malonu būti čia, pristatinėtojų ir pasisakančių šios grupės vardu, nes žinau, kad jie visi yra sužavėti, nes jie atliko pasakišką darbą ir aš to jau pasidalinsiu su jumis apie tai. Kaip aš jau minėjau, nauja Nutrients programa atstovauja kelių metų mokslinius tyrinėjimus. Tai nėra kažkas, ką mes sudėjome per vieną naktį, tai užtruko ilgą laiką. Ir tai atstovauja odos ir asmens higienos pirmaujančius lyderius mokslo srityje. Kaip visuomet GNLD produktai yra pagristi gamta ir užbaigti mokslo. Ir tai išpildo ir veikia pagal visas GNLD filosofijas, kurios išskiria mus nuo visų kitų firmų pramonėje. Ir rezultatas, kad šie produktai aprūpins, yra nuostabus. Judin sakė, kad mes galime atnaujinti jaunystę. Šie produktai iš tikrųjų gali padaryti tai. Šie produktai iš tikrųjų gali sulėtinti, sustabdyti ir netgi pasukti atgal senėjimo procesą. Jie gali apsaugoti jūs nuo negrįžtamo ir pastovaus laiko niokojimo. Jie tikrai gali atrasti sprendimą ir mes tam turime mokslą, kad įrodyti tai. Kai mes nusprendėme pradėti vystyti šiuos produktus, mes tikėjomės labai didelių lūkesčių po viso to, kas mes esame GNLD. Kažko, kas nėra mažiau negu aukščiausi standartai ir reputacija ir kitaip negali būti. Mes nustatėme labai aukštus kriterijus sudėčiai, įvykdymui ir įvertinimui. Mes norime, kad jie ne vien tik tai būtų pirmaujantis ir pasireikštų kaip menas ir mokslas, bet mes norime, kad jie būtų geriausi pasaulyje. Kad padaryti tai, mokslinė patarėjų taryba ėmėsi ilgų rūpestingų tyrinėjimų, ieškodama formulių sudarinėtojų, žaliavų ir įvertinimo įstaigų visame pasaulyje. Kai tyrimai buvo baigti, mes surinkome jau esančius mokslinės patarėjų tarybos narius ir globalinio mokslo tinklo narius ir įtraukėme taip pat kitus, kad prisidėtų prie mūsų paieškų, kad būti geriausiems. Mes surinkome geriausius protus pasaulyje ir paskyrėme juos dirbti jums. Leiskite man papasakoti jums apie tai. Formulių sudarinėtojus mes radome Šveicarijoje. Nuostabūs žmonės. Žinote, šveicarų pasaulis yra pagarsėjęs savo formulių techniką, kas liečia odos ir asmens priežiūros produktus. Visos istorijos bėgyje jie sugebėjo pateikti daugybę naujų žavių ir novatoriškų idėjų. Žmonės, kuriuos mes išsirinkome, yra geriausi iš geriausių. Jie sudarė prestižiškiausius produktus, kokius jūs tik tai galite rasti pasaulyje. Jie įrodė, kad buvo padarytas tobulas pasirinkimas ir aš manau, kad jūs sutiksite, kai pamatysite rezultatus. Ši sudarinėtojų grupė iš visos Šveicarijos buvo kasdien vadovaujama daktaro David Sheffert. Daktaras Sheffert yra nuostabus žmogus. Jis turi puikų pažinimą ir yra labai rimtas mokslininkas. Ir jis sugeba padaryti nuostabių dalykų. Jis nutiesė tą kelią, nors ir aš buvau ten keletą kartų ir kiti mokslinės patarėjų tarybos nariai dalyvavo tame, bet jis nutiesė kelią geriausių formulių sudarinėtojų pasaulyje vystyme. Po to, kai mes suradome sudarinėtojus, mes praleidome apie 4 metus, mokydami juos apie tai, kas mes esame. Jie turėjo išmokti apie mus, jie turėjo išmokti apie mūsų techniką, filosofiją, poreikius.
Su jais kartu mes peržiūrėjome daugiau negu 1000 žaliavų, kad įsitikinti, kad mes gausime tai, ko norime, tesdami gaminti tai laboratorijose, išbandydami tai realiame pasaulyje. Po to vėl sugrįždavome į laboratoriją ir vystydavome produktus toliau, atnaujindavome ir performuodavome juos vėl. Mes išaugome išskirtinių produktų liniją, kuri yra pagaminta iš pirmarūšių žaliavų. Ir nauda, kaip aš jau anksčiau minėjau, yra iš tikrųjų nuostabi. Žaliavų parinkimo procesas niekada nėra lengvas mums. Žaliavų parinkimas visada yra iššūkis, nes mūsų standartai yra labai aukšti ir dažnai dalykai, kurių mes prašome tiekėjų, kad aprūpintų mus, net neegzistuoja. Arba dalykai, apie kuriuos mes bandome kalbėti su jais, dalykai, kurių mes turime išmokyti juos, kaip daryti. Tai buvo Nutriens atveju, taip pat ir su kitais produktais praeityje. Kai jūs pažvelgsite į receptūrą, jūs pastebėsite, kad joje yra gausu botaninių ekstraktų. Ne keletas iš jų, bet visa puokštė. Keletas iš tų botaninių ekstraktų yra ypatingai parinkti, nes tai suteikia labai ypatingą naudą. Mes pridėjome daug alijošiaus ir jūs galite pamatyti tai visose produktuose. Mes pridėjome žalios arbatos ir echinacėjos dėl jų sugebėjimo palaikyti odos sveiką struktūrą ir funkciją. Mes sudarėme ir išvystėme botaninių ekstraktų grupės, kurios suteikia ypatingą efektą skirtingų odų tipams, žiūrint ar jūsų oda normali, ar sausa, riebi, ar mišri. Mes užbaigėme produktą, kuris yra tobulas jums. Mes padidinome savo galimybę apsaugoti jūsų odą nuo saulės spindulių. Ir tai nėra skirta vien tik tai nuo ultravioletinių B tipo spindulių žalos, bet taip pat ir nuo ultravioletinių spindulių A tipo. Ultravioletiniai A tipo spinduliai yra labai svarbus, ypatingai kovos su amžiumi sprendime, nes ultravioletiniai A tipo spinduliai sukelia daugumą senėjimo žinių ant jūsų odos, matomų senėjimo požymių. Mes išradome labai unikalią sudėtinę dalį. Ši sudėtinė dalis yra pagrįsta maistinių medžiagų kombinacija. Nenustebkite, bet ar jūs įsivaizdavote, kad GNLD gali naudoti maisto medžiagas, kad sutvirtinti odą? Šitos medžiagos yra surinktos labai ypatingų būdų ir aš parodysiu to naudą ir efektyvumą. Mes vadiname tai ACR, aktyvuotas ląstelinis atsakas. Mes sudėjome tai labai išskirtinę formulę. Žaliava yra pagrįsta amino rūgštimis, vitaminu B niacinu ir sudėtinė dalimi vadinama adenositrifosforatas arba ATP. Tai yra ląstelės energijos gamybai. Kiekviena ląstelė jūsų kūne pagamina energiją dėl to sudėtinės dalies. Mes visą tai sudėjome kartu ir galėjome pagaminti produktą, kuriuo galėjome įrodyti, kad tai stimuliuoja pačios odos medžiagų apykaitą ir atnaujina ją. Tai tik tai keletą dalykų. Ačiū Jums. Tai yra tik tais keletą iš tų daugumos žaliavų, kurios yra šių produktų sudėtyje ir tai tikrai yra nuostabu. Kitas dalykas, kurį mes norėjome padaryti, tai kliniškai patikrinti ir įvertinti tuos produktus. Tai reiškia, kad mes panaudojame juos realiame pasaulyje, pritaikėme juos su realiais žmonėmis. Mes norėjome pamatyti, kaip jie veikia. Mes suradome pačias geriausias, pirmaujančias tyrimų įstaigas pasaulyje. Mes nuvykome į geriausiai iš geriausių, į Prancūziją. Prancūzai turi labai gerą reputaciją tokio tipo produktų klinikiniams bandymams atlikti ir mes radome labiausiai kvalifikuotą laboratoriją pasaulyje. Jų duomenys yra labai gerai pripažįstami dėl jų pagrįstumo ir svarbumo, kad beveik visos svarbios vyriausybinės agentūros pasaulyje pripažįsta tai ir sutinka su jų verte. Mes parodėme jiems tai, ką pagaminame ir vyriausybinės agentūros pasakė gerai, mes tikime jumis. Mes kalbėjome apie laboratorinius tyrimus. Kiekvienas naujas Nutriens produktas buvo išbandytas šios grupės žmonių tam tikrų būdų. Buvo atliekama daugiau negu 100 bandymų, daugiau negu 1000 dalykų. Leiskite man pakalbėti apie keletą pagrindinių momentų. Kai kurie rezultatai, kuriuos mes aptikome, tai rezultatai, kurių jūs galite tikėtis pamatyti savo patiems ir savo klientams.
Aš pradėsiu kalbėdamas apie nutrient-synergy ciklą. Kada jūs naudojate nutrient-synergy ciklo odos valymo priemonės, jūs galite tikėtis ne tik, kad jūsų oda būtų nuvalyta, ką mes įrodėme, ir jūs neturite galvoti, kad jūs tai turite daryti su valymo priemonė, bet mes tai padarėme. Bet jūsų oda bus atgaivinta ir normalus, natūralus, sveikas jūsų odos pH jokių būdų nebus nepalankiai įtakojamas. Papildant tai, jeigu jūsų oda turi polinkį būti truputį sausa, mes išbandėme ir įrodėme, kad šis produktas daugiau nepaaštrins ir nepadidins odos sausėjimų, bet faktas yra tas, kad šis produktas padeda apsaugoti odos natūralią drėgmę. Kai jūs naudojate valantį veido šveitiklį, jūsų oda yra ne tik sustiprinama, bet jūs galite tikėtis, kad ji bus 30% lygesnė ir 33% švelnesnė jau vien tik po pirmo panaudojimo. Kai jūs naudojate mūsų naujus tonerius, jūsų oda bus ne vien tik tai nuraminta, suderinta ir sustiprinta. Ir vėl, natūralus jūsų odos pH balansas nebus paveiktas, iš tikrųjų jis bus pagerintas. Bet jei taip atsitiko, kad jūs turite riebią odą su išsiplėtusiom porom, mes turime toniką, sukurtą specialiai tam, ir tyrimai parodė, kad jis sumažina matomas išsiplėtusias poras 17%. Padaro jūsų odą 15% lygesnė, 20% švaresnė ir sumažina odos riebalų išsiskyrimą 37%. Tai yra nuostabiai atlikta ir jeigu jūs žinote kažką, kas turi riebią odą, jie visą laiką kovoja su šia problema. Tai gali sumažinti riebalų išsiskyrimą, sumažinant poras 37%. Ir aš esu tikras, kad jie suras tame labai patrauklę naudą. Ir žinote, kad mes visą tai padarėme tik iš augalinių botaninių ekstraktų. Jokio alkoholio, jokių keistų cheminių medžiagų. Kada jūs pažvelgsite į etiketes, jūs galėsite pamatyti tik botaninius vaistažolių ekstraktus. Tai meno pasireiškimas. Kai jūs naudojate mūsų drėkinančius kremus, jūs galite tikėtis ne tik, kad jūsų oda jausis ir atrodys minkštesnė ir lankstesnė, jūs galite tikėtis, kad jis apsaugoto nuo sendinančių ultravioletinių spindulių A ir B tipo poveikio. Jūs taip pat galite tikėtis, kad ji bus pamaitinta drėgme, kuri apsaugo nuo senėjimo proceso. Reali tikrovė yra ta, kad oda pilnai pasitenkina drėgme, tai yra 80% to jau po panaudojimo. Ir mūsų kliniškai atlikti bandymai tai rodė, ir ji vis dar yra 67% didesnė po 4 valandų. Tai kasdien apsaugos jūs nuo senėjimo proceso drėkinimo pagalba. Ir kai jūs naudojate sekantį produktą, mūsų antioksidantinį kremą, atnaujinantį antioksidantinį poveikį turinti kremą, tai yra tikras prasiveržimas. Žinote, mes skynėmės kelią toliau su ta mintimi, kad panaudoti antioksidantus odai, tik tai truputį sugrįžti atgal su vitamino E terapija, mes toliau vystėme tą technologiją ir mokslą nuo to laiko. Atnaujinanti antioksidantinė terapija yra, kaip jau pats pavadinimas pasako, praturtintas antioksidantais. Jo sudėtyje yra vitaminas A, vitaminas E ir vitaminas C. Visi tokiame pavidale, kad galėtų patekti į giliausius odos sluoksnius. Jo sudėtyje taip pat yra žalios arbatos, kuri papildo antioksidantinį poveikį. Iš tikrųjų, mūsų klinikiniai tyrimai parodė, kad panaudojus šį produktą vieną kartą, jis padidina odos ląstelių antioksidantinę apsaugą 90%. Taip pat šiame produkte jūs galite aptikti šitą išskirtinę technologiją ACR, aktyvuotas ląstelinis atsakas. Savo klinikiniuose tyrimuose mes įrodėme, kad jis sugeba daryti nuostabius dalykus jūsų odai. Mes įrodėme, kad iš tikrųjų oda atrodo ne tik jaunesnė, bet jis padeda odai veikti kaip jaunai. Mes iš tikrųjų sudarome galimybę veikti jūsų odai taip, kaip prieš daugelį metų. Dermatologai mums pasakė, kai mes buvome įsitraukę visus tuos tyrimus,
kad šis produktas yra odos gyvybingumo priežastis, stimuliuodamas natūralią pačios odos medžiagų apykaitą, padarydamas, kad oda ne tik atrodytų jaunesnė, bet ir veiktų kaip jaunesnė. Leiskite man pasidalinti kai kuriais dalykais, kuriuos padarėme, kad įrodyti tai, mes nesėdėjome, bet naudojame pačią pažangiausią technologiją pasaulyje. Iš esmės šitas prietaisas, kurį jūs matote ekrane, yra sugebantis nuskanuoti ir padaryti odos topografiją ir schemą. Iš esmės, ką jis daro, jis pažiūri jūsų odą ir išdidina ją, padaro ją labai didelę, kad mes galėtumėm pažiūrėti ją iš labai arti. Ką mes padarėme, kai pritaikėme šį produktą, mes nustatėme tapatybę žmonėms su to paties tipo oda. Visi žmonės buvo su to paties tipo oda. 20 žmonių dalyvavo šiame ypatingame bandyme. Mes nustatėme tą pačią odos tapatybę ir po to padarėme elektroninės nuotraukas. Po to mes pritaikėme jiems produktą. Ką tyrimai parodė? Kad produktai padeda linijoms ir raukšlėms išnykti. Tiesiog pažvelkite į tai. Tai yra kompiuterio pagalba išdidinta versija to paveikslo, kurį jūs matėte, to kompiuterio ekrane. Mėlynos spalvos sritis šiame paveiksle atstovauja raukšlės, o raudonos spalvos sritis arba kyšantis rifai tai odos klostės. Ir jūs galite matyti, kad tai atrodo kaip Arizonos slėniai, su didžiuoju kanjonu per vidurį, su pakankamai aukštom viršūnėm aplink. Ir jeigu jūs pažvelgsite į tą mėlyną liniją, tą tarpeklį per vidurį, tiesiog kairėn yra nedidelė mėlynos spalvos šešėlio sritis. Ir ta nedidelė linija, kai jūs prieinate arti prie kažko, atrodo kaip griovys. Leiskite man parodyti, kas atsitinka su ta pačia oda tam pačiam žmogui. Mes turime daugybę tų pavyzdžių. Aš jums parodysiu tik vieną, ta pati oda, to paties žmogaus. Pažvelkite į skirtumus čia. Jūs pastebite, kaip šis mėlynos spalvos tarpeklis yra pilnas ir tos raudonos viršūnės dramatiškai nebedominuoja. Ir jūs pastebėsite, kad galų galiausiai šitas tarpeklis išnyks. Priežastis yra tame, kad mes stimuliuojame ir atstatome ląstelių medžiagų apykaitą. Mes nepripildome to gilaus tarpeklio. Mes pripildome jį šviežiomis naujomis ląstelėmis, kurios užauga ir panaikina raukšles. Rezultatai yra iš tiesų nuostabūs. Kai jūs sudedate šios du paveikslus vienas šalia kito, tai ir yra efekto rūšis, kurio jūs galite tikėtis. Leiskite man pasakyti, ką mes atradome tiesiog dėl raukšlių pašalinimo. Mes atradome, kad jūs galite sumažinti raukšlės 28% per 28 dienas. Pagalvokite apie tai. Tai yra 1% per dieną. Kiek čia esančių žmonių norėtų atrodyti 10 metų jaunesniais po 10 dienų? Ar jūs žinote, ką nors, kas galėtų atrodyti 20 metų jaunesniais po 20 dienų? O kaip dėl to, kad turėti 30% mažiau raukšlių po 30 dienų? Ir aš nekalbu apie tai, kad paslėpti jas arba išbrinkinti jas nuo bet kokios drėgmės, mes kalbame apie tai, kad priversti jas pasitraukti, suteikiant jums jaunesnę odą. Jaunystės atnaujinimas. Tai sugrąžino jaunystės odą. Tai yra mokslinis faktas ir nuotraukos nemeluoja. Mes išleidome daug turto vystydami tos produktus ir eidami pirmin, kad įrodyti, jog jie atliks tą darbą, nes mes norėjome apginkluoti jūs nenuginčiamais įrodymais. Mes neatsiuntėme jums kažkokių miglotų video juostų, kur atrodo, kad kažkas gal ir vyksta, bet tai yra moksliniai įrodymai iš pačių geriausių šaltinių pasaulyje, iš kurių mes turime geriausią produktą. Yra daug daugiau, apie ką aš jums norėčiau papasakoti. Visa produktų linija yra pilna visokių bandymų. Naujas kolageninis kremas, maitinantis kolageninis kremas, jis yra toje raukšlių mažinimo linijoje, tikrai pagerino odos pasitenkinimą drėgme. Rankų ir kūno losjonas parodė dramatiškus rezultatus gerinant odos pasitenkinimą drėgme. Naktinis kremas buvo pateiktas, kad raminti ir apsaugoti ir galima tęsti apie kiekvieną produktą šioje linijoje, kuris turi įrodymą, kurio jums reikia. Visame tame yra GNLD išskirtinės formulės. Tai nėra kažkas, ką mums pagamino kažkas kitas. Tai atstovauja ilgų metų tyrimų su didžiausiais pasaulio protais. Išskirtinis GNLD formulės išvystytos mokslinės patarėjų tarybos kryptimi su tuzinais narių iš mūsų globalinio mokslo tinklo, dermatologais, formulių sudarinėtojais, toksikologais, biochemikais, tuzinai jų. Visa tai naudota, kad būti tikrais, jog mes suteiksime jums patį geriausią produktą.
Ir kas atsitinka kartu su nauju Nutrients produktų linijos supažindinimu, jūs ir GNLD iššokote iš šios pramonės priekinės eilės. Dabar mes esame pirmaujantis lyderiai odos ir asmens priežiūros srityje. Bet tada kodėl jūs norite būti kažkur kitur?